Sveiki gerbėmieji. Šventų kalėdų ir naujųjų metų metas. Įprasta, kad per šventes didžioji dalis mūsų atostogauja. Ne paslaptis, kad ir Lietuvos kariuomenė dalį Lietuvos karių paleidžia atostogauti, susitikti su savo šeimomis. Tarpukario Lietuvoje kariai taip pat gaudavo atostogų, bet per Kalėdas ir kitas religinės šventes kareivinės tikrai neištuštėdavo. Tarpukario Lietuvos kariuomenėje buvo paisoma religinių tradicijų ir visos konfesijos turėjo teisę švęsti savo tradicinės šventes. Taigi, didžiausia religinė konfesija atstovavę kariai, katalikai lygiai taip pat. Kalėdos – vienas iš didžiausių metų švenčių. Taigi, kariai prisiminimuose labai dažnai aprašydavo labai išsamei savo patirtis šventų kalėdų proga. Pirmiausia, žinoma, prasidėdavo kareivinių valymų ir pasirašymų šventėms visas procesas. Lietuvos kariuomenė tarpukarių karinėse dalinėse leido auginti kiaules. Kiaulės buvo skirtos tam, kad sušerti visus maisto likučius. Jas paskersti buvo galima prieš didžiąsias metų šventes. Tai yra šventas Kalėdas, šventas Velykas ir Sekmines. Tokiu būdu pagerinant karių maistą. Kalėdų dienoms, 2 dienoms buvo skiriamas papildomas maisto priedas. Vienam kariui vienai dienai po 85 centus. Taigi 2 dienas maistas buvo pagerintas. Kągi kariai rašo apie tas dienas praleistas Lietuvos kariuomenėje per šventas Kalėdas. Atsiverčiame knygą Gyvenimas ir mirtis Lietuvos kariuomenėje 1918–40 metais. 1927 metais karys apie šventas Kalėdas rašo, kad kūčių proga kareivinės buvo papuoštos, joje papuošta kalėdinė eglutė ir daugiau nei 100 karių susirinko valgyti kūčių vakarienės. Prieš tai buvo suneštos į patalpas reikiamas inventorius. Ant stalų sudėti šiaudai ir šienas, ant jų uždengtos baltos staltiesės. Ant stalo sudėti valgiai ir lėkštės. Lėkštės skirtos kiekvienam kariui. 1927 metais dar nebuvo įprasta serviruoti kariuomenėje stalą kiekvienam kariui atskirai padedant po lėkštę. Ant stalo buvo sudėti plotkeliai, bandelės, juoda ir balta duona, silkė, kopūstai troškinti su bulvėmis, saldžios bandelės ir kisielius. Kariui didžiausią įspūdį padarė vinegretas. Taigi, receptas užrašytas kario prisiminimuose. Pipirai, svogūnai, česnakas, morkos, žirniai, pupos, lašiniai, agurkai, silkė ir bulvės. Ir visa tai uždaryta riebiu padažu, kaip rašoma. Vakarienė prasidėjo atėjus vadui, pasakius kalbą ir visus pasveikinus. Tada buvo dalinami plotkeliai. Nepaslaptis, kad švenčių proga per Kalėdas ir kūčias kariams buvo skiriamas vienas alaus butelis. Taigi ant stalų mes pamatome stovinčius alaus butelaičius, kad kariai galėtų pasivaišinti ir šiuo gėrimu per didžiąsias metų šventes. Lietuvos karininkų žmonos birutietės per šventes taip pat turėjo savo pareigų. Rengdavo šventinės eglutes karių vaikams, lankydavo tuo metu karo ligoninėje sirgusius ir buvusius karius, jiems atneždavo dovanas, per šventinės vakarienės organizuodavo loterijas. Taigi, šventos Kalėdos tai buvo švenčiamas tarpukario Lietuvoje. Visus su šventom Kalėdom ir artėjančiais naujaisiais metais. Ir iki greito. Mintimis su jumis dalinasi karo istorikas, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas daktaras Vytautas Jokubauskas.